Čia pusę mums reikia tokio buteliuko supilt į traktorių. 35 litram, 45 litram, tai vat 24 litrai yra variklyje tepalo. Susipilam į dizelinius, aš tai rekomenduoju kiekvienu šituo pilt valiklį nuo visų suodžių, nes visi tie filtrai, EGR-ai, šitie šMGR-ai ir dar kažkas, tai viskas nusėda tepale. Tai susipilat valiklį, išsiplaunat visą variklį iš vidaus ir tada išleidžiat tepalą ir susipilat naują tepalą. Patikrintas reikalas, norint, kad variklis tarnautų ilgiau ir dirbtų sklandžiau. Dabar užkuriam, užsukam, užkuriam. Pavadinimas 2000. Variklio darbo trukmė. Praėjęs laikas skambinti. Tinginį. Keisk tepalą. Tai kodėl? Taigi, kas 700 valandų arba kas 500. Nežinau, kaip suprast šitą dalyką, bet sako, jeigu nori, gali kas 700 keist arba kas 500 valandų tepalą. Tai spėkitės, kiek aš keičiu. Vėjas. Tai kas 500 aš keičiu tepalą. Sušildom iki darbinės temperatūros. Kokių 15 minučių uždirbinam. Ir pilam lauk seną tepalą. Kaip čia mums seksis su to vėju, kaži? Ne ton pusėn. Dvidešimt 4 litrai turėtų būti. Tai pilna kanistra ir dar biškį. O, koksai juodas. Nieka nėra ant magneto, dar gerai. Taigi naujas, tai kiek 1500 pratirbo. Vėjas pagalbininkas. Lygiai viena kanistra. Tai trūko 4 litrų variklyje. Na, kaip mums čia pasiseks, kaži. O, kiek tik tai lašiukas nubėgo. Tai čia dar litras. O kaip čia suprast? Fuel filter, fuel filter, fuel filter, fuel filter. Nesupratau. O tai kur oil filter? Gerai, šiandien bus original šitas filtras atgal įsukamas ir toj pasikeisim. Kitaip nesigaus dirbti. O, papa.
į sveikatą. Na va. 24 litrai ir revitalizantas. Ir sakysit, visigi čia vienodi, o tai kaip galima tokius pat pilti ir į traktorių, ir į Audi, ir į roverį. Va čia va yra. Čia va yra. Čia va yra. Čia va yra. Čia va yra sunkiai technikai skirtas tepalas. Šitas tepalas pasižymi tuo, aš pabūsiu dabar dirbtinis intelektas, nes kaip suprantu, dar ne visi moka naudotis internetu. Moka naudotis internetu rašant komentarus kvailus. Hado tepalai pasižymi į jį įdėtų revitalizantų, kuris atstato metalą kaip kondicionierius, kaip plaukų kondicionierius. Tik jisai atstato metalą. Padengia metalą tokia danga. Kaip įsivaizduojat, vat būna pavyzdžiui keraminė dviračių danga, keraminė automobilių danga. Tai yra keraminė, va šita va Atomex revitalizantų, va čia va yra. Ir jisai padeda varikliams išlikti, dirbti sklandžiau, ilgiau, tyliau, efektyviau. Naudokit Hado. O šito tai visiškai nebuvo reikalinga naudot, bet kadangi turiu, tai ir naudoju, nes šitas Stage 1 revitalizantas jau yra čia įdėtas, įpiltas. Bet kaip sakant, per daug heavy duty. Tai yra sunkiasvoriai technikai skirta. Sunkiasvorės technikos dirba gal panašiai kaip traktoriai. Sunkiai, ilgai, karštai. Tai filtrą pasikeisim rytoj, nieko neatsitiks. O ir šiaip aš bent jau mąstau taip, kad jeigu rekomenduoja kas 700 valandų keisti, tai jeigu aš keičiu dvigubai anksčiau, tai ir filtro nereikia keisti.